Ačiū. Tai ta proga dabar, taip, kadangi pats pašnekėjau ir dabar turiu pristatyti kitą pranešėją, tai čia jau nebe prezentacija, bet pasakysiu taip, įsivaizduokit, kad jūs dabar išplaukėte iš tų visų vamzdžių į nerį, ne? Išeina turbūt pešiom, ten nėra taip daug to vandens, jeigu ne liūtis. Ir ką jūs matot? Vilniaus centre jūs matot gražią saulėtą dieną, tarkim, ne? Ir pilną krantinę nusėstą žmonių ant žolės. Vytautas Puzeras yra prieš 3 metus pradėjęs tokį projektą, kuris yra skirtas žmonėm padaryti geresnės sąlygas, kad Vilniaus krantinė būtų labiau tinkama, tarkim taip, rekreaciniam tikslam, ne? Tai tas projektas buvo pradėtas ir jisai buvo pristatytas per Pečiakčią, bet tas projektas yra tęsiamas toliau, jis yra tobulinamas ir Vytautas dabar papasakos, kokia yra dabartinė situacija. Vytautai, prašau. Ačiū ganai, beveik viską pasakėjai esmę. Bet iš tikrųjų tai yra žymiai įdomiau. Galim leisti. Kadangi dabar savivaldybė yra projektas poilsio trasa, tai tiesiog sėdau ant dviračio ir išvažiavau. Pasižiūrėti, tai buvo antradienį, buvo laisva diena ir kaip tik pasižiūrėti, kiek žmonės renkasi, kiek jie dalyvauja centrinėje miesto dalyje ir kiek jiems yra svarbu, svarbi ta vieta ir kiek juos traukia. Tiesiog fotografavau žmonės, čia yra tie apskritimai pažymėti, tai yra žmonės sėdintys krantinėje. Jie yra tiesiog tie, kurie, beje, upės korys projektas dar netiek įsibėgėjus, po truputį vystosi, dar nėra visoje krantinėje tiek kėdučių, kad galėtų visi atsisėsti. Čia toliau fotografuoju, tiesiog porelės, daugiausiai porelės, dviratininkai, kas susijęs su poilsio trasa, aktyvia dviračių trasa, įvairių žmonės, iš tiesų jie tiesiog mokosi, medituoja, skaito, susirenka, bendrauja, porelė, susipažįsta, turbūt pasimatymą paskiria. Čia yra vienintelė vieta, žalia, šitam apskritime, kur sėdi jau ant kėdučių. Tai vienas iš variantų. O visur kitur tai yra, ir čia yra viskas vyksta valandos bėgyje. Tai yra per 1 valandą, iš tikrųjų greičiau, bet, tarkim, 1 valanda, apvažiavau visą krantinę ir suskaičiau 80 žmonių per 1 valandą. Jeigu paskaičiavus 8 valandas į dieną ir padauginus iš 3 mėnesių, iš 90, gaunasi 57 000. Tai yra, sakykime, vidurkis žmonių, kurie galėtų susirinkti. Sezonas tai nėra vien tik tai 3, taip atrodo. Tai va, mintis yra žalias taškas. Išplėtota kiekį žmonių, kurie galėtų atsisėsti ir po to nereikėtų plauti kelnių jiems po pasisėdėjimo. Ir ko gero, jeigu būtų jau atsiradusios kėdutės, žmonių dar daugiau atsirastų. Vieni kitiem pasakytų. Tai jau pirma mintis yra 20 taškų, kur būtent renkasi žmonės, kur yra aktuali vieta susirinkimams. Ir žalias taškas ir būtų tokia, gryna, aišku, idėja ir čia štai atrodytų, sakykime, tose vietose, grinai ant tų fotografijų, kur mačiau žmonės, aš tiesiog sužymėjau. Tai yra ir biurai. Tarkim, žmonės ir kitą dieną važinėjau, dažnai važinėjau iš tikrųjų, tai ir kitą dieną žmonės renkasi iš biurų, išeidinėjo ir tenai tiesiog pietavo. Bet neturėjo gerų sąlygų. Tai klausimas, kodėlgi jų nesukurti. Čia yra jų gyvendintas projektas Jaunavedžių vieta. Jie iš tikrųjų pastovi tarp Žvėryno Liubarto ir Žvėryno tiltų. Ten pastovi visą laiką kas nors sėdi. Tai iš tikrųjų labai smagu matyti, kad gyvas projektas ir jisai yra reikalingas. Ant kėdutės taip pat galima iš lazerių išgraviruoti, sakykime, dedikaciją, palinkėjimą, įspaust logotipą. Nors jinai yra gyva. Tarkim, dedikuojam upiai. Tai va, iš esmės upės korys projektas ir yra dedikacija upiai. Dar viena vieta, kuri iš tikrųjų irgi yra labai populiari. Tai yra 1, 2, 3. Dar kartą. Tai va, žodžiu, yra dar viena vieta irgi su nerim susijusi. Čia užstrigo.
Na gerai. Balto tilto pieva. Ten yra masiškai, žmonėm yra vienintelė išskirtinė vieta susirinkti, kur dar nėra užstatyta ir žmonės kaip medus traukia tos vietos, kur yra atvira, saulėta, žodžiu, pastovite žmonės. Ko gero ir jūs ne vienas iš jų ten buvote. Tai viena aktuali vieta, buvo pažymėta strėlytėmis, yra ta briauna, kur pastoviai kažkas sėdi. O dabar važiuodamas į renginį, taip pat pro ten pravažiavau ir panaši situacija, jau ten žmonių neskaičiavau, bet galima irgi įsivaizduoti, kiek ten yra sėdinčių pastoviai ir kuriems būtų gerai sukurti sąlygas tam. Čia, žodžiu, matom, moteriškė lipa, ryškia struktūra ir ko gero jai reikėtų suteikti, padaryti laiptelius. Ta prasme, yra tokių minčių, kad tiesiog padaryti patogią buvimui, nes žmonės traukia į upę, traukia vanduo, traukia. Čia, sakykime, galima panelės matyti, kurios sėdė tiesiog baltais drabužiais ant betono. O ką su jais po to reikia daryti? Reikia skalbti. O įsivaizduokit, kiek reikia miltelių. O įsivaizduokit po tų miltelių, kiek viską išteka į nerį. Viskas yra susiję. Tiesiog surenkime ir, žodžiu, yra mintis padaryti soliuką. Jisai, ko gero, būtų ilgiausias Vilniuje, 220 metrų, bet jis išspręstų ir ekologinę problemą. Ir tuo pačiu, aišku, patogumo. Tai yra tokia pirminė mintis, sakykime, tai yra būtų žalia linija. Tai gali būti žalia, tai gali būti galbūt po kažkiek laiko, sprendžiant toliau spalvota, nes mums irgi reikia kuo daugiau spalvų, bet esmė yra tokia, čia kaip tik fotografavau kitą dieną ir tiek žmonių vidury dienos, 11 val. Ar 12, jau sėdėjo žmonės, čia nėra photoshopas, ta prasme, tai yra realūs žmonės, kurie tuo metu sėdėjo kitą dieną, kai buvo darbo diena. Tai, sakykime, čia galėtų būti iš tam tikros terasų struktūros padarytas, vėlgi iš atsparios medžiagos, tam tikras junginys ir jisai eitų palei krantinę. Taip atrodytų iš šono. Vėlgi yra gyvos nuotraukos. Ko gero, tas santykis vėlgi yra panašus traukos ir žmonių kiekio, kiek tenai susirenka. Tai, žodžiu, iš esmės, kas daugiau padarys, jeigu ne mes patys prisidėsime prie mūsų pačių aplinkos kūrimo. Tai, žodžiu, būtų smagu kitą kartą pristatyti Pečiakčią, ką aš žadėjau Benui krantinėje ant kėdučių. Dėkui.